Super. Gerai. Dėkui. Tai labas rytas. Šiandien pasakosiu tokį įvadinę bus prezentacija apie dvivamzdę šildymo sistemą. Mintis yra, kodėl mes tas dvivamzdės šildymo sistemas pasirenkame, kokie yra jos privalumai. Šiandien būtent šnekėsime apie kokių būna dvivamzdžių šildymo sistemų, kokios būna pasitaiko projektavimo klaidos, kaip būtų galima teisingai projektuoti, montavimą truputį užkabinsime ir pabaigsime truputį apie balansavimą. Kaip ir sakiau, šitas seminaras bus įvadinio tipo, tai mes iki smulkmenų visiškai nenagrinėsime. Tam bus tolimesni seminarai, kur mes pašnekėsime plačiau apie kiekvieną dalyką. Tai kodėl modernizuojame seną šildymo sistemą į naują dvivamzdžių sistemą? Tai pagrindinė priežastis dažniausiai būna tokia, kad esami vamzdynai jau yra iš esmės gana stipriai pažeisti korozijos ir nebėra prasmės kažką tai lipdyti iš tos pačios sistemos, jau reikia daryti ją visiškai naujai. Žmonės nori patikimumo, tai korozija būna tas pirmas dalykas, dėl ko pasirenkame mesti lauk seną sistemą, montuoti naują. Kitas dalykas, tai aišku, tas mitas, kad naujas radiatorius jums sutaupys daugiau šilumos, tai jeigu kam įdomu, galima bus pašnekėti, bet pagrindinis dalykas tai yra estetika, užimama vieta, tai naujas radiatorius yra gražesnis, jis užims mažiau vietos, sistema atrodys geriau, plus tai bus patikima, tai dažnai žmonės ir dėl to renkasi naują sistemą. Gal dar dalykas, kurio aš nepaminėjau, tai jeigu planuojate montuotis individualią apskaitą, tai naujo radiatoriaus privalumas yra toks, kad jisai bus tinkamo dydžio. Nes daliklis yra montuojamas per vidurį, jis yra montuojamas 3/4 nuo apačios, tai šiuo atveju jisai galės tiksliai apskaičiuoti skleidžiamą šilumą. Taip, kitas dalykas, tai dvivamzdė šildymo sistema nauja yra efektyvesnė už vienvamzdė šildymo sistemą. Ir tai specialiai dėjau šitą skaidrę, kad kodėl efektyvesnė, jeigu, pavyzdžiui, šitoje skaidrėje vienvamzdė šildymo sistema, esanti čia, su senais radiatoriais, senais vamzdžiais, sutaupo tiek pat, kiek nauja dvivamzdė šildymo sistema. Tai, kaip ir minėjau praeitam seminare, kas klausėte, tai pats suvartojimas faktinis labai daug priklauso nuo daug dalykų. Tai nuo pačio eksploatuotojo, nuo balansavimo, nuo sprendimų priėmimo. Tai taip, fakte abidvi sistemos gali suvartoti, sutaupyti tą patį, bet teoriškai dvivamzdė šildymo sistema visą laiką bus efektyvesnė už vienvamzdė šildymo sistemą. Tai nenoriu suklaidinti iš tikrųjų, tai jeigu tobulai atlikta dvivamzdė šildymo sistema ir gyventojai moka sąmoningai tą sistemą išnaudoti, jos privalumus, tai su dvivamzdė šildymo sistema jūs tikimybė, kad sutaupysite daugiau. Taigi, dvivamzdė šildymo sistemos privalumai, kokiegi jie yra. Tai pats svarbiausias dalykas, kaip ir nauji radiatoriai, taip ir nauji vamzdynai, tai suteikia gyventojams, užsakovams patikimumo. Reiškia, žmonės žino, kad nebereikės pergyventi, ar kažkur tais prakirstos senos vamzdys, ar kažkur atsitiks kažkokių tais problemų. Tai toliau nauji radiatoriai ir būtent iš efektyvumo prasmės, jeigu šnekant, tai maži cirkuliaciniai kaštai. Jeigu mes modernizuojame seną vienvamzdžio šildymo sistemą, ten lieka seni radiatoriai. Seniems radiatoriams mes turime išlaikyti seną didelį srautą. Jeigu montuojame naują dvivamzdžio šildymo sistemą, mes dažniausiai ją projektuojame jau su mažesniais naujais radiatoriais, aukštesnėmis paduodamomis temperatūromis, automatiškai sistemoje cirkuliuoja ir mažiau vandens. Dėl to mes gaunasi, kad mums reikia mažesnio cirkuliacinio siurblio ir turime mažesnius cirkuliacinius kaštus. Plus, dvivamzdė sistema jau pati iš savęs yra sugalvota gudriau. Jeigu pažiūrėsite čia, tai vienvamzdės šildymo sistemos yra pagrindinis tas minusas, kišantis jam koją, tai yra nuosekliai sujungti radiatoriai. Dvivamzdėje šildymo sistemoje mes turime atskirą paduodamą stovą, atskirą grįžtamą stovą, iš esmės kiekvienam radiatoriui. Tai yra kiekvienas radiatorius gauna atskirą padavimą ir automatiškai turi atskirą grįžimą. Ką tai reiškia? Kiekvienas radiatorius yra labiau nepriklausomas nuo kito radiatoriaus. Kitas dalykas, užsukus radiatoriaus termostatą,
dvivamzdė šildymo sistema jau savaime tampa kintamo srauto. Kas dalyvavote, nedalyvavote paskutinėje prezentacijoje, tai jeigu norime, kad šildymo sistema apskritai būtų efektyvi, jinai turi būti kintamo srauto. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sistema mokėtų adaptuotis prie užsidarančių radiatorių. Jeigu pas mus patalpoje šilta, mes norime, kad srautas į radiatorių sumažėtų ir mes automatiškai norime, kad srautas ir sistemoje sumažėtų, tai yra adaptuotųsi prie mūsų poreikių. Tai dvivamzdė šildymo sistema jau yra iš karto gimsta, jeigu yra su termostatais, jau gimsta kintamo srauto, automatiškai turi tą privalumą prieš vienvamzdę šildymo sistemą jau nuo pat pradžių. Bet taip pat, kad nebūtų vien tik viskas žiūrima pro rožinius akinius, tai dvivamzdė šildymo sistema turi ir minusų. Minusų būtent pasirenkat, kai mes atliekam daugiabučių renovaciją. Tai vienas iš pagrindinių gal minusų yra kaina. Dvivamzdė šildymo sistema, jeigu mes lyginsime su vienvamzdė, tai dvivamzdė šildymo sistema kainuos 3-4 kart daugiau. Bet kaip ir minėjau, sistema teoriškai yra efektyvesnė. Bet iš to išeina ir minusas, ją labai svarbu atsakingai tinkamai suderinti. Tai automatiškai jau negalime mes sistemos paleisti su rankiniais balansiniais, negalime jos nebalansuoti, plus turime jau reguliuoti kiekvieną radiatorių individualiai, tai daugiau susideda tų pačių reguliavimo niuansų. Automatiškai ir balansiniai dvivamzdėje šildymo sistemoje automatiniai jau yra reguliuojami sudėtingiau. Vienvamzdėje šildymo sistemoje mes turim tiesiog evakuojamus, nustatom procentus, jie patys save automatiškai subalansuoja. Dvivamzdėje sistemoje mums labai svarbu nustatyti kiekvienam stovui individualiai slėgio perkritį. Tai, kai aš vedu balansavimo mokymus, tai apie vienvamzdės šildymo sistemos balansavimą mes šnekame gal kokį pusvalandį, valandą. Apie dvivamzdės šildymo sistemą mes šnekame 2 valandas, 3 valandas. Tai yra daugiau, tiesiog reikia ką žinoti. Kitas dalykas tai yra intervencija. Automatiškai jau mes keičiam naujus vamzdžius, keičiame naujus radiatorius, tai prašiausiai žmonės turi būti daugiau laiko butuose. Praktinis pavyzdys. Pas jūs daugiabutyje atlieka renovaciją ir bus demontuojama sena sistema ir montuosime naują sistemą. Tai pirmą dieną gyventojas turi būti bute vien tik tais tam, kad jam bus demontuoti radiatoriai. Antrą dieną gyventojas bus bute, privalės būti bute, nes jis nežino, kokią valandą tiksliai pas jį ateis, bus demontuojami vamzdžiai. Trečią dieną bus tempiami nauji vamzdžiai, jau montuojami per visus aukštus, jis vėl turi būti bute, ketvirtą dieną montuojam radiatorius, penktą dieną mes ateiname reguliuoti iš ankstinius nustatymus prie termostatų ir šeštą dieną atliekame jau galutinį balansavimą ir sumontuojame termostatus. Tai paprasčiausiai, jeigu lygintume su vienvamzdė sistema, mes užtruksime kokius 5-6 kartus daugiau, kas liečia dvivamzdės montavimo. Kitas svarbus dalykas, tai jeigu vienvamzdė šildymo sistemai netiek yra baisu purvas, tai dvivamzdė šildymo sistemai purvas yra tikrai baisu. Gyvas pavyzdys, Plungėje buvo renovuotas daugiabutis, sumontuota visiškai absoliučiai nauja dvivamzdė šildymo sistema, su dalikliais, su naujais radiatoriais ir gal buvo, sakykime, nepažiūrėta ar padaryta klaida, tai sumontuotas, niekas nebuvo daryta šilumos punkte. Automatiškai šilumos punkte nebuvo šilumokaičio ir jau netgi šilumos tinklai žinojo, kad pačiose magistralėse nėra tas termofikatas labai švarus. Ir gavosi taip, kad per mėnesį, pusantro mėnesio laiko dvivamzdė šildymo sistema praktiškai visa užsikimšo. Tiesiog ant padavimo iš šilumos punkto filtro jokio nebuvo, tai automatiškai tas purvas keliavo į šildymo sistemą. Šildymo sistema šiuo atveju atliko kaip filtro vaidmenį, tai automatiškai visi radiatoriai pradėjo kimštis, juose užsilikdavo visas purvas. Ir jau kas grįždavo, tas grįždavo atgal į tinklus. Tiesa, prieš pat jau šilumos skaitiklį būdavo filtras, nes tinklai žinojo, kad vis dėlto sistema yra purvo ir apsaugoti skaitiklį buvo sumontuotas filtras. Tai dvivamzdė šildymo sistemai labai svarbu, kad tikrai tekėtų švarus termofikatas, tai jau reikėtų pasirūpinti tikrai filtrais
Va. Sekantis dalykas, kokių dvivamzdžių šildymo sistemų būna ir kur jas galime sutikti. Dažniausiai, kai aš vedu balansavimo mokymą, įmonės nustemba, kad aš pasakoju, įmonės, kurios dirba su naujais daugiabučiais, naujais pastatais, nustemba, kad aš braižau jiems seną, tai yra stovinę dvivamzdžio šildymo sistemą ir jie sako, mes tokių sistemų jau nebemontuojame. Tos dvivamzdžio šildymo sistemos, tai gal čia svarbios yra daugiabučių renovacijai, mes montuojame jau naujas sistemas, grindinį šildymą, kolektorinės. Tai tada aš tiesiog norėdavau, ant stendo nupaišydavau stovą su 5 radiatoriais ir sakau, žiūrėkite, tą stovą paimkime ir paguldykime. Ar tai nebus panašu į kolektorių su grindinio šildymo kontūrais. Tai jo, tai iš esmės, ką noriu pasakyti, tai dvivamzdžio šildymo sistema gali būti tiek stovinė, kur mes sutinkame daugiabučių renovacijoje, jinai gali būti taip pat šakotinė, kaip yra daugiabučių renovacija su šilumos skaitikliais, tai va čia yra lygiai ta pati dvivamzdžio sistema ir tiek visiškai nauja grindinio šildymo sistema, tai yra ta pati dvivamzdžio šildymo sistema, tik kad kolektorinė ir tik kad grindinis šildymas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs suprasite dvivamzdžio šildymo sistemos hidrauliką, tai reiškia, kad jūs suprasite tiek grindinio šildymo hidrauliką, tiek šakotinės dvivamzdžio sistemos hidrauliką, tiek ir stovinės dvivamzdžio šildymo sistemos hidrauliką. Kur galime sutikti, tai dvivamzdžio šildymo sistemą mes galime sutikti tiek renovuojamam daugiabutyje, tiek visiškai naujam administracinėme pastate, tiek visiškai naujame daugiabutyje statome, kad ir šiais metais. Jeigu bus įdomu, aš vedu tokius individualius balansavimo mokymus. Tai tie mokymai yra skirti 1-3 įmonės maksimum, iki 10 žmonių, nedaugiau. Tai jeigu jūs montuojate tiek naujus pastatus, tiek atliekate daugiabučių renovaciją, tai šitas balansavimo mokymas jums bus tikrai naudingas. Tai man tiesiog paskui ant galo galėsite parašyti e-mailų, kam įdomus, organizuosime individualų balansavimo webinarą šiuo atveju. Taip, dvivamzdžio šildymo sistemos projektavimas, ką mes ten galime įdomaus rasti. Tai gal pagrindinis dalykas, su kuriuo susiduriu, tai yra ne projektuotojai, o montuotojai labai dažnai prašo, gal gali surašyti mums iš ankstinius nustatymus prie radiatoriaus termostato, kaip ten, kokius tos nustatymus reikėtų atlikti. Tai būtų labai smagu, jeigu projektuotojai jau iš ankstinius nustatymus pavaizduotų projektą. Projektuotojai, tiesiog montuotojai, montavimo metu jau galėtų sumontavę termostatinius vožtuvus, galėtų jau nustatyti ir iš ankstinius nustatymus. Kaip rasti tos iš ankstinius nustatymus? Tai kiekvienam vožtuvo techniniam aprašymui yra pateikta tokia diagrama, kur jūs galite tiesiog išsibraižyti, išsiskaičiuoti, koks turėtų būti nustatymas prie kokio radiatoriaus galingumo arba prie kokio srauto. Galima tai atlikti ir paprasčiau. Kolega mano yra paruošęs tokią excelinę lentelę, kur yra surašytas srautas, radiatoriaus galingumai, slėgio pasipriešinimai per vožtuvą ir tiesiog jūs galite pagal radiatoriaus galingumą projekte surašyti automatiškai, kokie iš ankstiniai nustatymai turėtų būti prie kiekvieno radiatoriaus. Tai pasinaudokite, jeigu vėl parašysite, užklausite, su mielu noru atsiųsiu jums šitą lentelę, galėsite į projektus surašyti iš ankstinius nustatymus. Jeigu tai nepavyktų, tai jokių problemų, tenka tikrai, tai yra montuotojai tiesiog atsiunčia mums projektus ir mes ant projekto patys rankas surašome aksonometriniai schemai, kokie yra nustatymai prie kiekvieno radiatoriaus ir montuotojai jos nustato. Kodėl svarbu iš ankstiniai nustatymai? Trumpai. Jeigu nenustatysite iš ankstinių nustatymų, automatinis balansinis nesupras, kada koks radiatorius užsidaro ir tada apie efektyvumą šildymo sistemos jau šnekėti nederėtų. Su balansiniais, tai dvivamzdžio šildymo sistemai balansinius parinkti nėra sunku. Jeigu jau taip sudėtingiausiai paaiškinant, tai apačioje yra tokia formulė. Tai tiesiog mes turėtume mums reikiamą srautą padalinti iš vožtuvo KV reikšmės ir išsiskaičiuoti, koks būtų slėgių skirtumas konkrečiai per tą vožtuvą. Jis tiesa neturėtų viršyti 0,05 baro arba 5 kilopaskalių.
Tai čia sudėtingiausias paaiškinimas. Paprasčiausias paaiškinimas, va ypač projektuotojai sako, gal kokią programą galima ar formulę, kaip šiuo atveju, tai tiesiog iš atminties aš jau galiu pasakyti, kad jeigu mes parinkame ASV 15 diametro balansinį, srautas turėtų būti nedidesnis negu 350 litrų. Jeigu parinkate 20 balansinį, srautas nedidesnis negu 530, 25 balansinis, srautas nedidesnis 800 su trupučiu. Tai iš esmės, jeigu jūs atliekate daugiabučių renovaciją, tai 3 šitų srautų jums pilnai užteks, kad jūs galėtumėte suprojektuoti visus balansinius ir juos parinkti. Ir tam nereikės jums naudoti programų. Matau, vis dar prisijunginėja žmonės, tai jeigu ką, įrašas po prezentacijos bus patalpintas į YouTube, tai yra ir pirmos prezentacijos įrašas patalpintas, tai jeigu kas nerastumėte, tai rašykite man, aš jums atsiųsiu nuorodą, galėsite pažiūrėti įrašą nuo pat pradžių. Va. Tai balansinį parinkti dvivamzdį šildymo sistemą yra labai paprasta. Sudėtingiausias variantas yra skaičiuotis pagal formulę, paprastesnis variantas tiesiog vieną kartą susirašyti konkrečiai kiekvieno diametro maksimalius srautus, kažkur prisiklijuoti lapuką ir pagal juos parinkinėti balansinius. Kokių klaidų pasitaiko? Jeigu kalbėtume apie naujos statybos projektą, tai sakyčiau, gal ir nieko tokio, jeigu jūs sumontuosite šitą uždaromą ventilį, nors realiai sunkiai suprantu, kam jisai būtų galima, kam jį galėtume panaudoti, nes seniau šitos uždarimo brūkšnelis reguliavimo ventilius mes naudodavome reguliavimui. Bet dabar mes turime jau termostatinius vožtuvus su išankstiniais nustatymais. Reiškia, visas hidraulinis reguliavimas yra atliekamas jau prie pačio išankstinio, tai yra su pačiu termostatiniu vožtuvu. Tai šitas vožtuvas kaip ir reguliuoti srautą praranda prasmę. Nu gerai, tada gal šitas vožtuvas yra naudingas tam, kad uždaryti radiatorių. Ok, mes galime užsukti šitą vožtuvą, bet mums automatiškai reikia uždaryti ir termostatą. O su termostatu tikrai nepatarime uždarinėti radiatoriaus. Nes kol yra vanduo termofikatas prieš termostatą, už termostato, tol mes turime tik cirkuliacinį slėgių skirtumą per patį vožtuvą. Bet jeigu mes panaikiname radiatorių, reiškia, vienoje pusėje mes turime sistemos slėgį, kitoje pusėje mes turime atmosferinį slėgį ir mes gauname labai didelį slėgį į patį vožtuvą ir termostatinę galvutę greičiausiai po kelių sekundžių tiesiog pradės pilti vandenį, nes jinai neturės jėgos tiek, kad uždaryti vožtuvą. Tai renovacijoje ypač šitas vožtuvas yra stipriai nerekomenduojamas šitas uždarimo vožtuvas, nes jeigu jūs montuojate naują dvivamzdį šildymo sistemą, greičiausiai jūs pasirinksite ir daliklinę apskaitą. Jeigu jūs pasirinksite daliklinę apskaitą, jūs pasirinksite ir termostatus nuo 16 laipsnių. Reiškia, tam, kad gyventojai negalėtų užsisukti vidurinėse laiptinėse termostatų ir šildytis per sienas nuo kaimynų. Tai jeigu jūs negalėsite užsukti termostato mažiau 16 laipsnių ir sumontuosite uždarimo vožtuvą, kurį galėsite užsukti, tiesiog termostatas praras esmę. Nes jeigu negalite užsukti termostatą, jūs užsuksite vožtuvą. Ir kai užsuksite vožtuvą, tam kartui atrodys labai smagu, kad jūs taupote, daliklis nieko neskaičiuoja, bet daugiabutis mėnesio gale kažkaip turės, tai yra daliklinė apskaitos sistema, mėnesio gale kažkaip turės tas sąskaitas išskaidyti. Ir jeigu sistema pamatys, kad nei vieno dalikliai nieko nevartojo, jūs vėl grįžtate prie seno skaidimo metodo, tai yra jūs sumokėsite už šilumą pagal kvadratūras. Ir tada visa individuali apskaita praranda prasmę. Tai mano rekomendacija būtų nemontuoti uždarimo vožtuvus, kad gyventojas negalėtų nieko užsisukti, tiesiog montuoti termostatinius vožtuvus su išankstiniu nustatymu ir termostatus nuo 16 laipsnių. Kita klaida, kuri vis dar pasitaiko, tai yra per didelis kiekis balansinių. Turėkite omeny taip, kad jeigu jūs jau sumontavote ant kiekvieno stovo po automatinį balansinį, jums nebėra prasmės dar balansuoti magistralės atšakas. Nes automatinis balansinis kiekvieno stovo jau paverčia hidrauliškai kaip atskira respublika. Reiškia, tas stovas jau nebus įtakojamas ir dar kažkokio pagalbinio balansavimo magistralėse montuojant tiek rankinius, tiek automatinius balansinius prasmės nėra.
Tai reiškia, jeigu jūs pasirinkote automatinius balansinius ant stovų, o renovacijoje mes montuojam tik automatinius balansinius, ant magistralių balansinių nereikia. Nebent galima rekomenduoti vieną balansinį šilumos punktą prie cirkuliacinio siurblio. Kam jisai gali būti reikalingas? Tai mes jį panaudojame, kai kažkas yra blogai su sistema, kai mums nepavyksta kažko tai subalansuoti. Jeigu mums tai sekasi sunkiai, mes paprasčiausiai tada jungiamės prie to pagrindinio jau balansinio ir žiūrime, ogi koks yra apskritai srautas visame daugiabutyje ir dar galima patikrinti, kiek konkrečiai cirkuliacinis siurblys turi jėgos spausti į patį balansinį slėgio skirtumą, pačio dinaminio slėgio. Taip, dvivamzdės šildymo sistemos montavimas. Aš tik truputį žvilgtelsiu, ar neturime mes kažkokių klausimų, nes tai šita sistema ir man dar yra naujas dalykas. Taip, kolegos, ar girdite, ar dar matote mane, ar aš pasakoju tau? Girdim. Viskas gerai, girdim. Super, dėkui, malonu girdėti atgarsį atgal. Tai dvivamzdės šildymo sistemos montavimas, ką ten įdomaus galima pamatyti arba užčiuopti, tai bent jau dabar aš jau nebesutinku, kad montuotume termostatus taip, kad montuotume termostatus kaip žvakė. Seniau tekdavo tikrai matyti, nes ypač gyventojai virtuvėse prašydavo, kad nemontuokite mums taip pat termostatų, nes mes negalime atidaryti viryklių, tai montuokite termostatus mums taip. Problema tokio termostato sumontavimo yra tokia, kad paprasčiausiai čia šylantis vamzdis patį termostatą pašildys. O termostato veikimas suprantame, jis yra labai paprastas daiktas. Viduje yra kapsulė, kuri reaguoja į patalpos temperatūrą. Tai šiuo atveju, jeigu po kapsulę mes apačioje turime karštą vamzdį, jis tą kapsulę puikiai šildys ir termostatas supras, kad patalpoje yra šilta ir šilumos jums nereikia. Ir automatiškai pas jūs užsidarys radiatorius, o patalpoje neturėsite tinkamos temperatūros ir apskritai jūs termostatų nebegalėsite naudoti kaip termostato, jūs greičiausiai jį naudosite kaip tiesiog uždarimo atidarimo rankeną. Kai jums bus per karšta, jūs termostatą uždarysite visiškai, kai jums bus šalta, jūs termostatą atsuksite ant 28 laipsnių ir tiesiog tikėsitės, kad bent tada jums radiatorius pradės šildyti. Tai termostatai turėtų būti montuojami iš tikrųjų taip, horizontaliai. Jau blogiausiu atveju, tai jau pakreipkite gal šiek tiek į žemę, tik ne 90 laipsnių, šiek tiek į žemę, tai jau bus daug geriau, negu montuoti termostatą taip pat kaip čia stačiai. Kas liečia montavimas rūsyje, tai nuotraukos neradau, bet tikrai pasitaiko klausimų iš montuotojų ir projektuotojų ir jie klausia, ar būtina montuoti uždarimo armatūrą ant stovo, jeigu mes turime jau balansinius, kurie kaip ir turėtų tą uždarimo funkciją. Tai rekomendacija yra paprasta, balansiniam duokime reguliuoti srautą, o stovų uždarimą palikime uždarimo armatūrai. Apskritai, balansinio konstrukcija nėra skirta uždarinėti, nes balansinį aš dažniausiai vaizduoju taip, įsivaizduokite, kad turime šulinį, turime dangtį, tai balansinis reguliuoja kiek pralaidumo, kiek konkrečiai srauto mums tekės iš šulinio. Bet jeigu čia jums pradės atsiradinėti kažkokio purvo, jūs, kad ir pilnai užspausite tą dangtį, jūs negalite garantuoti 100%, kad jūs uždarysite srautą. Ir automatiškai, jeigu jūs bandysite slėgio bandymus, jums nutekės srautas. Aš pažiūrėsiu, kad mes girdime garsą. Kad nebūtų pašalinių garsų. O rutulinį, tai automatiškai pasikartosiu, automatinis balansinis, apskritai balansinis paprastas nėra skirtas uždaryti, nes yra tikimybė, kad balansinis 100% negalės užspausti srauto ir jūs turėsite nutekėjimą, tai jeigu jūs ypač bandysite kažkokį slėgio bandymą, jums tiesiog kris slėgis. Rutuliniai uždarimo vožtuvai yra sukurti visiškai kitaip, jie turi obulį, jie turi visai kitokį uždarimo mechanizmą. Automatiško obuolio privalumas yra toks, kad kol jis atidarytas, jis apskritai neįtakoja srauto, nėra jokių atbrailų, jokių išsikišimų. Jeigu kažkoks ir purvas pradėjo kauptis ties pačiu rutuliniu, tai mes uždarinėdami rutulinį vožtuvą, tiesiog pats rutulys, pats obuolys
nusivalo. Automatiškai rutulinis vožtuvas visą laiką kokybiškas, tai pabrėšiu. Uždarimo vožtuvas visą laiką kokybiškai 100% galės uždaryti srautą į stovą. Plus uždarimo vožtuvus reikėtų montuoti apačioj, ne virš balansinių. Kam? Tam, kad uždarę vožtuvus jūs galėtumėte pakeisti tiek patį balansinį, tiek kažkokį radiatorių, jeigu prireiktų ir taip toliau. Jeigu sumontuotumėt automatinius balansinius čia, tai būtų jums problematiška serviso atveju keisti patį balansinį. Taip, balansavimas dvivamzdžio šildymo sistemos. Tai dvivamzdžio šildymo sistemoje labai svarbu yra išankstiniai nustatymai prie radiatorių. Per balansavimo mokymą arba gal sukursim apskritai tokio antro lygio dvivamzdžio šildymo sistemos webinarą, tai galėsiu papasakoti šiek tiek daugiau apie išankstinius nustatymus ir termostatinių ventilių veikimą. Tai kai sureguliuojame išankstinius nustatymus, tik tada mes pereiname prie automatinių balansinių reguliavimo. Kaip ir viskas atrodo paprasta, sureguliuojame išankstinius, pareguliuojame ASVI balansinį, sureguliuojame slėgio perkritį ant stovo, bet patikėkit manim, kad sureguliuoti tinkamai dvivamzdžio šildymo sistemą, tai nėra taip paprasta, reikia atlikti nemažai darbų. Tai kaip pavyzdys, termostatai geriausiai būtų nuimti, jeigu to nepavyksta padaryti, tai jie turėtų būti bent atidaryti maksimum. Vakar kaip tik man skambino iš vienos montavimo įmonės, kur norėjo šiuo metu atlikti daugiabučio balansavimą. Tai yra kiek keblu, nes dalis gyventojų greičiausiai buvo užsisukę jau termostatus ir jeigu gyventojai yra užsisukę termostatus, jūs paprasčiausiai negausite srauto stovę. Ir jeigu to srauto jums neužteks, jums nepavyks subalansuoti. Tai mes visą laiką rekomenduojame, kad apskritai galvutės montuoti jau ant pat galo, kai viskas yra tinkamai subalansuota. Tai išankstinių nustatymas, labai svarbu, kad sistema būtų nuorinta. Tai neužtenka dieną prieš paleisti sistemą ir truputį ją poorinti, tai reikėtų iš tikrųjų per 2-3 kartus orinti arba montuoti įrangą, kuri specialiai atlieka daugia sistemų nuorinimą. Tada cirkuliacinio siurblio darbo režimai yra svarbu, tada stovų numeravimas ir be abejo pasiruošti protokolą. Tai su dvivamzdžio šildymo sistemų balansavimu yra tikrai kas veikti, yra tikrai kas žinoti ir nekalbu apie dvivamzdės problemas, bėdas, kokių dar pasitaiko, bet jeigu kas darysite dvivamzdės balansavimą, tai tikrai neužteks telefonu pakonsultuoti, tai tikrai reikės praeiti mokymus, kad būtų galima ją tinkamai subalansuoti. Jeigu nuspręstumėt pasibandyti, tai 99%, kad balansuosite antrą kartą, nes tinkamai subalansuoti sistemą reikia tikrai tinkamų žinių. Gerai, o kaip galime dar balansuoti dvivamzdžio šildymo sistemą? Pavyzdžiui, turime atvejį tokį, čia yra atvejis iš praeitos savaitės, irgi projektuotojas skambino, sako, darau, dabar tik neprisiminsiu, ar mokyklą, ar savivaldybę, ir ten tokių kaip stovų nėra, ten tiesiog yra magistralė pailga ir turime pajungtą prie magistralės po vieną radiatorių. Tai būtų labai brangu montuoti po automatinį balansinį kiekvienam radiatoriui. Tai tam sprendimas irgi yra. Yra toksai vožtuvas, dinaminis RADV vožtuvas. Jo pagrindinis privalumas yra toks, kad jis kartu yra ir automatinis balansinis, ir termostatinis vožtuvas prie radiatoriaus, ant kurio galime uždėti termostatą. Tai jis yra nuo slėgio nepriklausomas, tai reiškia, kad vėlgi, jeigu kas buvote apie vienvamzdžio šildymo sistemos renovaciją, tai žinote, kad ABQM papildomai derinti nereikia. ABQM užtenka nustatyti procentą ir tiesiog patikrinti tolimiausiuose taškuose, ar užtenka slėgių skirtumo. Tai lygiai ta pati istorija yra ir su RADV. Mums užtenka nustatyti visus radiatorius ir tik tais paskui nueiti vėliau prie tolimiausio radiatoriaus ir su specialiu aparatu patikrinti slėgių skirtumą. Kaip pavyzdys, kolega atliko labai įdomią renovaciją, visi puikiai žinote Ozo prekybos centrą, tai ten, jeigu neklystu, montavo turkai ar italai visą sistemą ir ten apskritai nebuvo nei vieno balansinio. Ir po kelių metų, vykstant šildymo sezonam, administratorius pamatė, kad turi daug problemų
su pačio prekybos centro hidraulika, kad sistema iš tikrųjų neveikia taip, kaip turėtų veikti. Bet dabar yra daug vamzdynų, kur prieiti negalima, suprasti, iš kur vamzdis ateina, į kur nueina, yra sudėtinga, kaip tokią sistemą subalansuoti. Tai kolega pasiūlė, kad montuoti tokius būtent vožtuvus prie kiekvieno radiatoriaus, tiesiog ateiti prie radiatoriaus, pažiūrėti radiatoriaus dydį, sumontuoti vožtuvą, pagal radiatoriaus galią nustatyti išankstinį nustatymą ir tokiu būdu atlikti tą visą pailiui sistemos modernizaciją, renovaciją ir subalansuoti sistemą. Tai tiesiog prie kiekvieno radiatoriaus buvo sumontuoti RADV vožtuvai ir nustatyti. Ir dabar jau viskas veikia, galim būti ramus. Taigi, pasikartosiu, vožtuvas yra 2 viename, kaip ir labai fainai, turime tiek automatinį balansinį, tiek ir termostatinį vožtuvą, nėra užimamos vietos, daug, jis yra tokio pat dydžio kaip ir standartinis vožtuvas. Kaip jis veikia, tai paprastai tariant, šita viršutinė dalis yra standartinė termostatinio vožtuvo dalis. Mes turime, sukinėdami išankstinį nustatymą, mes reguliuojame čia esantį skylės pralaidumą, o apatinė dalis jau yra automatinio balansinė dalis, tai turime spyruoklės, membranas, kurios automatiškai veikia ir pasirūpina, kad būtų pastovus slėgis į patį vožtuvą ir mes visą laiką žinotume, koksai srautas išteka už vožtuvo, nesvarbu, koksai prieš vožtuvą įtekėjo. Gal paprasčiau mėginsiu paaiškinti, tai jeigu per vožtuvą paprastą tekėtų, ateitų didelis slėgis ir jisai kistų, tai paprastas vožtuvas tiesiog automatiškai, čia slėgiui didėjant, čia didės ir automatiškai srautas. Šitas vožtuvas su slėgių skirtumu susidoroja čia, reiškia, koks balaganas su slėgiais vyksta čia, nesvarbu, jisai susidoroja, sureguliuoja tinkamą slėgį ir automatiškai jau už vožtuvo visą laiką išeina tiek srauto, kiek mes esame nustatę su išankstiniu nustatymu. Paprastai tai atrodo taip, mes iš karto žinome, kad kaip pavyzdys čia, jeigu mes atliksime 4,4 nustatymą, 4,5 mes turėsime apie 80 litrų srautą. Mums tik svarbiausia šitam vožtuvui yra užtikrinti minimalų slėgių skirtumą, minimalų dinaminį slėgį. Tai labai lengva yra projektuotojams pasiskaičiuoti, kokie yra nustatymai, tai tiesiog mums reikia žinoti, koks yra reikalingas srautas. Šiuo atveju šitam pavyzdį mums reikia 40 litrų per valandą, pasižiūrime į lentelę, 40 litrų per valandą, išankstinis nustatymas yra 4 ir mes būsime ramus, kad jeigu mes turime pakankamai slėgio, tai yra cirkuliacinio siurblio galios, mes galime būti ramus, kad į šitą radiatorių tekės nedaugiau 40 litrų per valandą. O paskui jau termostatas pats galvutė dorosis tą slėgį mažindama, jeigu patalpoje mes turėsime per daug temperatūros. Kaip ir atrodytų viskas fainai, atkreipkite vieną tik dalyką, šitas vožtuvas yra rekomenduojamas iki 60 kilopaskalių slėgių skirtumų. Paprastai pasakysiu, mes nerekomenduojame šito vožtuvo montuoti didesnėse sistemose, kur bus cirkuliacinio siurblio nustatymas daugiau negu 6 metrai. Kodėl? Iš tikrųjų su kolega testavome, tai vožtuvas atlaikė ir 80 kilopaskalių, tas srautas sureguliavo. Tiesiog yra tikimybė, kad gali atsirasti triukšmas. O patikėkit manim, daugiabučių renovacija, jeigu jūs turite triukšmą, reiškia, jūs turite didelę problemą ir tą problemą jūs turėsite išspręsti. Tai daugiabučių renovacijoje dideliuose pastatuose, sakykime, didelis, tai yra 4 laiptinių, 5 aukštų daugiabutis, jau tokio vožtuvo mes montuoti negalime. Taigi šitą vožtuvą mes dažniausiai pasirenkam mažuose daugiabučiuose, kur yra dalinis rūsys, tai yra po pusę pastato neturime rūsio, tai šitas vožtuvas yra tam puikus sprendimas. Jeigu turime didesnį daugiabutį, tai grįžtame prie seno gero sprendimo, ant stovo montuojam automatinį balansinį, prie radiatoriaus montuojam termostatinį vožtuvą su išankstiniu nustatymu. Bet tai kodėl mes tada Ozį sumontavom šitos ventilius? Todėl, kad Ozis yra prekybos centras ir ten nėra gyventojų, ten mes turime tik tais vartotojus, pirkėjus, kuriem garsiau dirbantis kažkiek radiatorius bus net negirdimas, kol jie vaikščios po prekybcentrį ir kažką tai pirks ieškosis. Tai dėl to tiesiog buvo kaip ir netiek bijojama dėl pačio triukšmo, daug svarbiau būtų
daug svarbiau buvo, kad tiesiog mes sistemą subalansuotume. Taigi, kaip atliekamas standartinis dvivamzdis projektavimas, tai mes prie radiatorių montuojame termostatinius vožtuvus su išankstiniu nustatymu ir montuojame automatinių balansinių komplektą, tai yra slėgio perkryčio reguliatorių su rankiniu balansiniu ant stovo. Čia yra tradicinė dvivamzdės šildymo sistemos schema. Su RADV viskas atrodo kiek paprasčiau. Kaip matote, balansinių nėra niekur. Yra tiesiog montuojami RADV patys vožtuvai vietoj standartinio termostatinio vožtuvo. Čia vėlgi jis yra nematomas, nes montavus termostatinę galvutę gyventojai vizualiai nesimato jokio skirtumo, ar ten yra automatinis vožtuvas, ar ten yra paprastas termostatinis vožtuvas. Gal tik tais mūsų rekomendacija būtų visgi tas vienas rankinis balansinis bendram srautui pamatuoti yra tikrai gerai. Nes kol viskas gerai, tol jūs to rankinio balansinio nepanaudosite, jums bus neįdomu. Bet tik atsiras kažkokios šilimo problemos, tai yra labai smagu visą laiką pamatuoti apskritai bendrą srautą, kas su to daugiabučiu vyksta, kaip ten pas mus yra. Tai nereikia montuoti rankinių balansinių ant kiekvieno stovo, nebent vieną bendrą sumontuoti, čia taip mano asmeninė rekomendacija. Iš praktikos, kiek teko dirbti su problematiškais daugiabučiais, tai tas vienas balansinis yra gerai, nes kartais vieni įsitikinti, jeigu yra senas paliekamas siurblys, vieni įsitikinti seno siurblio galingumų, pajėgumų yra labai gerai tiesiog pasimatuoti tą vieną balansinį ir pamatyti, ką tas siurblys apskritai gali. Kaip prieš pat Kalėdas, gruodžio mėnesį, iš tikrųjų teko gelbėti vieną bendriją. Jie susimontavo ant vienvamzdės šildymo sistemos automatinius balansinius ir ten neužteko srautą, automatiškai gyventojai turėjo tas pačias problemas, kokias ir prieš tai nešilo normaliai radiatoriai. Bet buvo labai sunku įtikinti bendrijos pirmininką, kad problema yra cirkuliaciniam siurblyje, ne balansinius ir ne pačioj sistemoje. Tai manometrai rodė, kad siurblio trūksta, bet vėlgi gal patys manometrai blogai veikia, tai mano rekomendacija buvo paprasta, sumontuoti vieną rankinį didelį balansinį, kad pasimatuotų apskritai, ką tas siurblys gali. Ir aišku, kad sumontavus balansinį mes pamatėme, kad apie 30% srauto šitas senas siurblys apskritai negalėjo sugeneruoti. Tai tada jau bendrijos pirmininkas buvo įtikintas, kad problema yra siurblyje, sumontavo prieš pat Kalėdas naują cirkuliacinį siurblį ir sistema pradėjo šildyti. Tai vienas rankinis balansinis yra gerai, ant stovų rankinių balansinių šiuo atveju montuoti nereikia. Ir tada belieka be abejo įsitikinti, ar tikrai šildymo sistema šils. Tai jeigu jūs turite vieną rankinį balansinį, iš esmės jūs galite ir čia pamatuoti srautą, bet daug patikimiau dar yra prisijungti ir prie tolimiausio radiatoriaus. Tai tam yra specialus įrenginys, konkrečiai mes tada prisijungime prie pačio termostatinio vožtuvo ir pasimatuojame, ar užtenka slėgio skirtumų šitam vožtuvui. Jeigu mes čia turime 10 ir daugiau kilopaskalių per šitą vožtuvą, mes galime būti ramus, kad visiems šitiem radiatoriams srauto užteks ir šildymo sistema veiks optimaliai. Tokiu atveju mes galime užpildyti ir protokolą, parodydami būtent šito radiatoriaus pamatavimą, kad čia buvo matuotas slėgių skirtumas ir tas slėgių skirtumas yra užtikrintas. Jeigu mes čia srauto nepamatuotume, slėgių skirtumo nepamatuotume, tai garantuoti gyventojams, administratoriui, kad tikrai bus viskas gerai, nėra gal taip patikima, sakyčiau, gal ramiai nemiegosite, tai daug geriau yra prisijungti su aparatu specialiu, pasimatuoti, būti ramiam, žinoti, kad iš šito objektą dėl balansavimo grįžti jums nereikės ir to pabaigti objektą patį. Tai tiek šiandien iš manęs, kaip ir sakiau, čia yra tokia labiau įvadinė prezentacija apie dvivamzdžio šildymo sistemą. Jeigu turit kažkokių klausimų, tai drąsiai klauskite, jeigu turite kažkokių patarimų ar norite papildomos informacijos, drąsiai rašykite man šito elektroninį laišku ir tuo atveju padėsiu. Alio. Nežinau, tai klausimų jeigu nėra, tai šiandien webinarą pabaigėme ir sekančią savaitę truputį atostogausime,
Bet dar sekančią savaitę, manau, grįšime su 2-3 webinarais, apie jau išsamiau nagrinėsime sistemas, nagrinėsime šilumos punktus, nagrinėsime šilumokaičius, kaip yra teisingai, neteisingai parinkti šilumokaičiai, kokia pasitaiko problema, jeigu juos parenkam neteisingai, trumpai pasakysiu, sprogsta šilumokaitis. Tai kaip suderinti punktus, tada kalbėsime apskritai, kaip reikia derinti daugiabutį, kad jisai būtų efektyvus. Neužtenka vien tik sumontuoti daiktų, dar labai svarbu yra atkreipti patį derinimą, monitoringą, stebėjimą, optimizavimą. Tai sekančios prezentacijos bus apie tai. Tiek pat pasakosime ir apie grindinį šildymą, kam bus įdomu. Tai iki sekančių rekomendacijų, Birutė, manau, gali atmutinti žmonės, gal kažkas tai negalėjo, nemokėjo atsimutinti. Ir ką tai, iki sekančio karto. Dar aš kelias minutės čia pabūsiu, jeigu ką. Ir... Justai? Taip, klausau. Norėčiau paklausti vieną dalyką. Mes apie tai aišku kalbėjom, dėl tų RADV. Jeigu daugiabutis įrodė radaliklinė sistema, o jeigu daliklių nėra? Tai, kas liečia pačią hidrauliką, tai skirtumas nesikeičia. Mes hidrauliką reguliuojame vienodai. Tiesiog, jeigu nėra daliklių, esminis dalykas yra kitokie termostatai. Jeigu nėra daliklių, mums esminis dalykas, kad termostato neužsisuktų, o atvirkščiai neatsisuktų maksimum. Mums pasidaro labai svarbu viršutinė riba. Tam yra specialiai termostatai, tada iki 22 laipsnių. Kad paprasčiausiai 22 tikrai yra komfortiška temperatūra, bet daugiau atsisukti 28 laipsnių jūs negalėsite. Tai bus visiems ramu, kad visi gyvensite prie vienodos temperatūros. Supratau, ačiū. Super, dėkui. Leo, prašau, iki sekančio karto. Iki. Iki.